Dar senais laikais, čia gal prieš kokius 30-40 metų, aš vis girdėdavau frazę, prasme, tu gali daryti verslą bet kur. Nu, galbūt išskyrus Sacharą. Tai va, dabar žmonės, kurie nuvažiuos į Dubajų, gali pamatyti, kaip atrodo miestai, kaip atrodo baseinai pastatyti, kaip atrodo verslas vidury dykumos. Tai yra, ta prasme, verslą galima daryti bet kur. Žmonės staiga nusprendžia, kad Druskininkose galima padaryti slidinėjimo kalnelį. Ir jie jį tiesiog padaro. Dar prieš 10 metų bet kas pasakytų, kad tai yra oras. Nu, tokie dalykai yra neįmanomi, greičiausiai ir techniškai. Bet jie įmami ir padaromi. Paprastai žmonija ir žmonės mes realizuojam visą savo svajonę. Kartais tai užtrunka. Be savo esmę, jeigu mes turim aišku norą, neblogai paruoštą planą, mes galų gale pasieksim tikslą. Labai įdomi, Kenedžio kalba buvo, 62 metų Liepos, ten kažkuria 4 dieną, aplink nepriklausomybės dieną jis kalbėjo, kad Amerika parašė neblogą planą ir dabar jie skris į Mėnulį. Tai buvo 10 metų iki skrydžio į Mėnulį. Bet jisai pasakė šitą kalbą ir ten ne vienas cechas buvo. Tai prasme, nacija susivienijo tam, kad išleisti 3 astronautus ir jie tą padarė. Tai šitoje vietoje aš manau, kad mes turim iš tikrųjų tokias pat galimybės kaip jie.